Sveiki, aš šiandien esu Bostone, ant Freedom Trailo pradžios. Aš šiandien bandysiu jums kažką pavaizduoti kitokio, nei turbūt daugelis žmonių tikisi. Mes apžvelgsime Bostoną, bet mes bandysime praeiti pro Fallouto 4 lokacijas ir palyginti jas, kaip jis atrodo realybėje. Kas iš tikrųjų labai keista, jeigu pasižiūrėtumėt YouTube'ai, nelabai rasite video, kur kažkas pereitų per visas Fallouto 4 lokacijas iš tikrųjų. Tai pabandykime tai padaryti. Va, dabar esame prie Massachusettso State House'o. Pastas, kuris buvo pasijęs 1795 metais ir jį suprojektavo toksai Charlesas Bulfinchas. Tas pats žmogus, kuris po to suprojektavo legendinį US Kapitolijaus pastatą Vašingtone. Šitas pastas irgi beje yra randamas 4 Fallout'e ir jūs galite netgi įeiti iš to pastato vidų pačiame game. Apart to, iš tikrųjų, ten kažkokių didesnių questų dėja nėra, bet mes to darysime iki sekančių lokacijų. Pažiūrėsime, ką galime tenai surasti. Žmonės matote Park Street metro, kuris turbūt iš pirmo žvilgsnio paprastam žmogui visiškai neatrodo ypatingai. Tačiau tie, kas lošia Falloutą 4, žinos, kad čia buvo viena iš lokacijų, kur mes susipažįstame su man asmeniškai pačiu neįdomiausiu mūsų kompanionų tam visam game, tai yra Nick Valentine. Būtent eidamis į šitą metro stotį mes jį išgelbėjom iš vienos gaujos rankų ir taip susipažįstame originaliai su juo. Tai vat. Dabar esame Granary kapinėse, vienos seniausių kapinių Bostone, kurios čia atsirado 1660. Jos yra įžymios dėl to, kad čia plaita yra labai nemažai svarbių asmenų pačiai Amerikai. Pavyzdžiui, kaip Samuel Adams, vienas iš Amerikos įkūrėjų, ir Bostonas turi beje jo alaus, kuris, sakyčiau, nelabai mums kaip europiečiams skanus. Taipogi čia yra Paul Revere, maybe it doesn't ring a bell iš pirmo žvilgsnio, bet čia yra vienas iš tų asmenų, kuris originaliai buvo apsirengęs indienų ir padarė tą visą Boston Tea Party, per kurį jie išmetė labai daug angliškos arbatos, nes turbūt amerikiečiai labiau mėgsta šiais laikais kavą visgi, o ne arbatą. Ir čia buvo toks kaip simbolinis protesto išreiškimo būdas, I guess. Ir vėlgi, čia yra viena iš lokacijų, kurią galite rasti 4 Fallout'e, kuriame rasti labai nemažai radiacijos nukentėjusių, taip vadinamų, gulsų. Au revoir. Dabar toksai Primordial fanams. Tie, kas žino gabalą, vienas mano manimu geriausių Primordial gabalų Coffin Ships, galės labai gerai surelėtinti su šitą vietą. 1847 metais 37 tūkstančiai airių atvyko į Bostoną. 19 amžiui Anglų imperija labai bandė sutraiškyti Airiją kaip nepriklausomą valstybę ir tiesiog bandė numarinti visą Airiją badu tiesiog. Ta proga virš 2 milijonų airių pabėgo iš Airijos. Ir vat, kaip matote, čia Bostone kaip tik labai nemažai jų atvyko ir apsistojo, dėl ko Bostonas turbūt turi labai tokias gilias tipo airiškas šaknis. Tas pats fenomenas vadinasi, išvertus turbūt į lietuvių kalbą, ašarų puodas, Bowl of Tears. Gan komiškai skambantis dalykas apie gan stiprią tragediją, kuri įvyko 19 amžiui. Šiais laikais net 44 milijonai amerikiečių pripažįsta, kad jie yra kilę iš airiškų šaknų. Pavyzdžiui, tas pats J.F. Kennedys save skaito originaliai kaip from Irish descent. Au revoir. O dabar, kalbant apie biškį pozityvesnius dalykus, dar viena Fallouto 4 lokacija. Dabar čia, kaip matote, yra Chipotle. Bet tiek realiam gyvenime, tiek Fallout'e čia yra Old Corner Bookstore.
Turbūt prisiminsite, kad šitą vietą siejama yra su vienu iš main questų, kur jūs atrandate pirmosios žmonės, kurie žino apie institutą panašiai. Ir čia įeidami tos žmonės tiksite ir biškai pratęsite savo tą main questą su instituto atradimu. O realiam gyvenime čia buvo farmacija. Tačiau viena moteriškė, kuri įkūrė tą farmaciją, buvo apkaltinta raganystė, surprise, surprise, kaip ir Salime dažnai įvyko. Tai po to šitą vietą tiesiog konvertavosi į knygų parduotuvę. Revoir. Kaip sakoma, nuo provokacijų prasideda dideli dalykai. Mes dabar esame prie Old State House, Bostone. Pastatytas 1713, tai buvo vienas iš laikinųjų valdžios pastatų, iki kol pastatė kito didingesnio. Šitoje vietoje įvyko Bostono žudynės. Aš prieš tai jums minėjau apie Samuel Adams ir Paul Revere. Tai šitie žmonės realiai čia kartais skaitoma, kad tai buvo provokacija kuri buvo dirbtinai sukelta tam, kad kiltų būtent Amerikos revoliucija šitoje vietoje. Čia įvyko šaudynės, per kurį žuvo labai daug Bostono gyventojų. Ir tai buvo pirmoji vieta, kur gimė, taip sakant, revoliucijos vaikas. Taipogi, šita vieta yra ir Fallout 4. Jis yra dalis Good Neighbor settlemento, kurį galite rasti pačiame game ir tenai sutiksite tokį vieną išprotėjusių merą, kuris apsirengęs yra tų revoliucionierių drabužiais. Revoir. Dabar stojame prie Fenelio rūmų, arba kaip amerikiečiai šitą vietą vadina demokratijos laisvės lopšiu. Šitą vietą atsirado 1742 metais, kada prancūzų prekeivis tuo pačiu vardu Fenelis padovanojo šios rūmus Bostono miestui. Ir šitie rūmai tapo pagrindiniu prekybos centru, commercial hub, pačiame Bostone. Ypatingai lietuviams, kurie mėgsta labai, galbūt ne muitus, bet mėgsta mokesčius, šitą vietą labai su mokesčiu susijusi. Nes čia atsirado tai vadinama frazė no taxation without representation. Tuometiniai amerikiečiai, bostoniečiai buvo apmokestinti labai stipriai dėl druskos ir netgi popierinių štampų iš Anglijos imperialistų savo. Tai jie užprotestavo visą šitą idėją, kad jeigu mes jau mokame mokesčius arba muitus, tai mes norėtume turėti savo atstovus parlamente. O dėl Fallout 4, tai šita vieta, beje, čia įvyko labai galima daug questų, kokius 10 questų, bet mano mėgstamiausias questas šitoje vietoje turbūt yra susijęs su geležies brolija, kuri tau pasako aplankyti šią vietą ir išnaikinti visus išsigimėlius arba mutantus, kaip tariant. Paliksiu jūs su šitą mintimi. Revoir. Dabar už manęs matote Old North Church, senoji šiaurės bažnyčia. Jis buvo pastatytas 1723 metais ir 1775 metais būtent Britai išsiuntė 700 kareivių ties Concordu. Concordas čia toks kaip miestelis prie Bostono, kuris dabar jau yra miesto dalis. Ir mūsų šitas įžymusis Paul Revere, apie kurį mes jau čia nekartą esame kalbėję, jisai būtent panaudoja šitą bažnyčią kaip dalį savo plano. Tai yra, jie turėjo susitarimą, kad kaip jie matys nuo bažnyčios bokšto keliaujančią Britų armiją, jie uždegs arba vieną šviesą, arba dvi šviesas, indikuojant, kad armija keliauja arba ties žeme, arba ties jūra. Taip įspėdami Amerikos patriotus, kad reikia ruoštis šitam mūšiui. Ir kas po to sekė, tai buvo Lexingtono ir Concordo mūšiai. Patys pirmieji mūšiai, kurie signalizavo Amerikos revoliucinį karą.
O kalbant apie Falloutą 4, tai šitą vietą bažnyčią pačią tikrai irgi atpažinsite, nes joje galite sutikti, spoiler alert, Railroado factioną panašiai. Čia yra tas factionas, kuris slepia sintus, ta prasme, nuo plačios visuomenės ir bando juos integruoti į visuomenę. Kaip simboliška, turint omeny šitą vietos tikrąją istoriją ir Falloutą 4 istoriją, ne? Arevo. Ir ties Bunker Hillu mes užbaigsime savo kelionę po Freedom Trailą. Čia turbūt ne veltui pabaiga yra šito viso kelio, nes čia 1775 metais įvyko galutinis mūšis tarp kolonijinių jėgų ir Britų kariuomenės, kur dėja kolonijinės pajėgos pralaimėjo iš tikrųjų prieš Britus. Bet Britai turėjo tokią kartų laimėjimą, kad tai vis tiek davedė mūsų iki to, kad dabar tokia valstybė kaip Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos egzistuoja. Tuo pačiu ir ketvirtam Fallout'e šitą vietą galite atrasti. Tai yra gan didelis settlementas iš tikrųjų ketvirtam Fallout'e. Ir čia taipogi galite atkartoti tą mūšį Fallout'o aplinkybėmis, nes tenais taipogi rasite questą The Battle for Bunker Hill, kurio nespoilinsiu, kuom jisai baigėsi, bet toje kaip ir preliudija link pačio main questo pabaigos, galima sakyti. O dabar pats laikas mums atėjo pargauti tradicinio East Coast'o maisto, pavyzdžiui, nors krabo arba lobsterio. Arevo.